Kas galėtų pradžios maldą mums pasakyti šiandien? Aš palau. Gerai, ačiū. Mūsų mylimasis dangiškasis Tėve, mes tau dėkojame už šitą progą, mes turime būti čia ir studijuoti raštų drauge. Prašome tavęs palaimink mūsų tavo dvasia ir su atsakymais į mūsų klausimus. Mes dėkojame tau už visus savo palaiminimus ir mūsų artimuosius. Prašome tavęs palaimink juos ir palaimink mūsų įkvėpimu. Ir mes mylim tave ir sakom Jėzaus Kristus vardu. Amen. Ačiū. Tai šiandien mes tęsim mūsų Evangelijos principų seminarą. Pradėsim gan įdomią temą. 11 skyrių Kristaus gyvenimas. Ir šičia labai platus įdomus skyrius ir aš skaičiau, galvoju, tokios, ruošdamas tokios geros svarbios vietos ir pasižiūrėjau, kad šičia didelis labai skyrius, tai mes šiandien nespėsim viso praeisim maždaug pusę skyrius ir kai baigsim šitą skyrių, bus labai įdomi tema ir be galo svarbi. Tai bus apmokėjimas. Kam jis reikalingas, nes jeigu mes to nesuprantam, nežinom, kam to viso reikėjo, dėl ko jis apmokėjo, kaip jis apmokėjo, žodžiu. Tai, kaip visą laiką bandau užduoti tokį klausimą, kad geriau diskusija mums vystytųsi. Ir ką jūs galite pasakyti apie Kristaus gyvenimą? Šiandien tema Kristaus gyvenimas. Kuo jisai buvo ypatingas, Kristaus gyvenimas? Ar jisai buvo kažkiek panašus į kitų žmonių gyvenimą? Ar jisai visai nepanašus buvo? Jeigu galima, trumpą įžanginę diskusiją. Jis buvo be nuodėmių, bet irgi mokė žingsnis po žingsnio. Taip, tai įdomu, kad jisai gimė žmogiškam kūne, turėjo tokį kūną kaip mūsų, panašų kraują turėjo, bet buvo be nuodėmių. Ką dar žinote apie Kristaus gyvenimą? Jis patyrė gundymus, kaip mes. Kaip mes ir kaip jisai pasielgė. Jis tobulai. Tobulai. Piktasis negalėjo jo įveikti. Kodėl jis negalėjo įveikti jo? Dėl to, kad jis yra Dievo sūnus, jis turėjo galą. Taip, jis labai gerai žinojo Dievo žodį. Ne tai, kad gerai žinojo, bet jisai pats buvo Dievo žodis. Jame gyveno dvasia. Žodis, taip, logosas jame gyveno. Ir dėl to jis labai gerai žinojo įstatymą, niekur nelaužė jo ir kada piktasis gundydavo, sakydavo parašyta. Mes dėl ko čia susirinkę, kad irgi geriau žinotume Dievo žodį. Ir kada mums sunku, galėtume pasakyti savo prote ar širdyje. Parašyta, nelįsk prie manęs. Aš žinau, kaip Dievui patinka. Ir jisai visur elgėsi taip, kaip Dievui patinka. Ką dar žinote apie Kristaus gyvenimą? Ten buvo Evangelijai rašoma, kad aš kaip suprantu, su Jeruzalėje gyveno. Gyveno jisai ne visai Jeruzalėje. Jis gyveno ten prie Galilėjos tenai pagrinde, už ežero. Bet į Jeruzalę jis atėjo, kada jau pasikrikštijo, atėjo mokintis. Tai jis Jeruzalėje, reiškia, buvo. Kaip jo gimimas įvyko? Gal kas nors žinote?
Kada pirma pranašystė apie Kristaus atsirado, kad jisai bus žemėje? Nuo pradžios. Jo. Adomo laikų. Kada? Adomo laikų. Taip, žmonės skaito, kad viena iš pirmų pranašysčių buvo, kada Dievas išvarė juos, išvarinėjo iš rojaus, iš Edeno sodo. Jisai sakė, kad sudraudė šėtoną, kad sakė, moters sėkla sutraiškys tau galvą. Jeigu atsimena tokią pranašystę, tai buvo sunku suprasti apie ką, bet kaip suprantate, Jėzus Kristus gimė ne iš vyro ir moters sėklos, bet tik tai iš žmogiškos sėklos ir iš dangiškos sėklos. Žmogaus vyro kaip sėklos tokios, skaitom, nebuvo. O to toliau buvo daugiau visokių pranašysčių, kad jisai gims iš mergelės, sakė, Izaijo berods 9 skyriuje, pranašas sakė, ir aš duosiu jums ženklą, štai mergelė pradės įsčiose ir pagimdys kūdikį. Apaštalų darbų 10:43, pasiruoškime, paskaitysim, ką ten sakoma. Dar paskaitysiu čia. Kiekvienas į žemę ateinantis asmuo priklauso nuo Jėzaus Kristaus danguje duoto pažado būti mūsų gelbėtojų įvykdymu. Be jo išgelbėjimo planas būtų žlugęs. Kaip žinome, planas buvo danguje ir jeigu nebūtų tas planas veikęs ir nebūtų pradėjęs vykti, mes ir liktume neišgelbėti ir taptume velnio draugais. Kadangi jo misija buvo būtina, visi pranašai nuo Adomo iki Kristaus liudijo, kad jis ateis. Taigi, Apaštalų 10:43, ką ten sako. Apaštalų 10:43. Jis mums įsakė skelbti tautą ir liudyti, kad jis yra Dievo paskirtasis gyvųjų ir mirusiųjų teisėjas. Apie jį visi pranašai liudija, kad kiekvienas, kas jį tiki, gauna jo vardu nuodėmių atleidimą. Taip. Jis yra ne tik gyvųjų, bet ir mirusių teisėjas. Suprantat? Tai mums, kada raštas sakė, man Dievo dvasia ant manęs, Dievas siuntė mane skelbti gerą naujieną vargšam ir išlaisvinti iš kalėjimo. Luko berods 4 skyriuje sako žmonės. Viešpaties dvasia ant manęs, nes jis patepė mane skelbti gerą naujieną vargšams, pasiuntė mane gydyti tų, kurių širdys sudužusios, skelbti belaisviams išvadavimo. Belaisviams išvadavimo. Tai čia kalba apie mirusiųjų pasaulį, kad jisai nukeliavo tenai ir jiem paskelbė Evangeliją. Ir buvo atimtas, išvelniotas geluonis, kuris tuo metu valdė mirusių pasaulį, nes visi, kol kas, kurie net nežinojo apie išpirkimą, keliaudavo tenai. O teisūs į kitą mirusių pasaulio dalį keliaudavo. Ir kada Kristus prisikėlė, jis nukeliavo ten savo tvarką įvesti. Taigi, Adomas sužinojo, kad gelbėtojo vardas bus Jėzus Kristus. Mozės 6, 51, 52. Jau vienas iš pirmų
pats pirmas Dievo vaikas žinojo, kaip vadinsis gelbėtojas. Tai Mozės 6, 51, 52. Ir jis šaukė mūsų tėvą Adomą savo paties balsu, sakydamas, aš esu Dievas, aš padariau pasaulį ir žmonės, kai jų dar nebuvo kūne. Įdomi mintis, taip, žmonės jau padaryti, bet kūnų dar neturėjo. Ir jis taip pat sakė jam, jei atsigręši į mane ir įsiklausysi į mano balsą ir tikėsi ir atgailausi dėl visų savo prasižengimų ir pasikrikštinsi, būtent vandenyje, vardu mano viengimio sūnaus, kuris pilnas malonės ir tiesos, kuris yra Jėzus Kristus, vieninteliu vardu, kuris bus duotas po dangumi, kuriuo ateis išgelbėjimas žmonių vaikams. Tu gausi šventosios dvasios dovaną. Visko prašydamas jo vardu ir ko tik prašysi, tau bus duota. Va, mes kalbam, kad mūsų pirmasis tėvas Adomas taip pat žinojo apie išgelbėtoją ir jo vardą ir jam buvo pasakyta, kaip galim išsigelbėti. Tvarka ta pati, kaip suprantat, nepasikeitė nuo Adomo atsiradimo. Tiki, atgailauji, krikštiniesi, sužinai apie Dievo įsakymus, laikai, nepavyksta, vėl atgailauji, pasitaisai. Ir taip, vat tas priešybių dėsnis mumise veikia. Velnias sako, nesilaikyk įsakymų, per mintis mūsų gundo, pastumėjai nuodėmą ir sakai, supratau, kad padariau. Gailiuosi Viešpatie, atleisk dėl tavo sūnaus, dėl paruošto plano. Gerai, sako, jeigu rimtai tai daraisi, atleidžiu, stenkis nekartoti. O procesas vyksta. Sutepimas, išsivalymas, sutepimas, išsivalymas. Tai yra kelias. Toliau matau Mozės 7, galim nuo 54 ir iki 56. Mozės 7. Galiu skaityti. Ir buvo taip, kad Henokas šaukėsi Viešpaties, sakydamas, ar žemė ilsėsis, kai žmogaus sūnus ateis kūne, meldžiu, parodyk man tai. Ir Viešpats tarė Henokui, pažvelk, ir jis pažvelgė ir pamatė žmogaus sūnų, iškeltą ant kryžiaus, kaip įprasta žmonėms. Ir jis išgirdo garsų balsą, ir dangus buvo uždengti, ir visi Dievo kūriniai raudojo ir žemė dejavo, ir uolos plyšinėjo, ir keliasi šventieji, ir buvo karūnuoti žmogaus sūnaus, dešinėje šlovės karūnomis. Kada tai buvo? Apie Enochą Biblijoje labai mažai parašyta, suprantat, labai mažai. Parašyta porą sakinių Senam testamente, kad jis vaikščiojo su Dievu, buvo draugas ir buvo paimtas be mirties, bet mes matome, kad atstatytuose raštuose daug daugiau apie jį parašyta. Taip. Ir šičia sako, vat Enochas, aš dabar nepasakysiu tiksliai, kada jisai buvo, bet, grubiai sakant, gal jisai kokį 1000 metų buvo jaunesnis už Adomą. Grubiai jau. Tuo metu dar pradžioje viso šitą. Ir vat Viešpats jam apreiškė, kaip bus žmonės išgelbėti. Jau tada Enochas pamatė, kad jis bus nukryžiuotas ant kryžiaus, kad jis prisikels ir kad ir šventieji bus karūnuoti žmogaus dešinėje šlovės karūnomis. Ir jis matė prisikėlimą ir nukryžiavimą Kristaus. Žodžiu, kaip matome, kad senai buvo išpranašauta ir paruošta. Ir planas taip vyko. Išgelbėjimo planas nuo pat Adomo vyko.
sako, maždaug maždaug 800 metų prieš gelbėtojo gimimą Izaijas pranašavo jo gyvenimą. Išvydęs tą širdgėlą ir sielvartą, kurį gelbėtojas iškęs, apmokėdamas mūsų nuodėmes, sušuko Izaijas. Čia, na gerai, aš paskaitysiu, paskui mes atsiversime dar Izaijo 52, patį galą ir 3 paskaitysim. Aš čia turiu pasiruošęs. Ir Izaijas matė regėjimą ir sako, jis buvo paniekintas, žmogaus vardo nevertas, skausmų vyras, apsipratęs su negale. Ar taip Izaijus 53 atsivertė? Gerai, Birute, aš paskaitysiu, kad nebūtų sunku susirasti. Ne kartą, gal 2-3 kartus skaičiau, klausiau YouTube'e, kaip žydų rabinai aiškina apie Izaijo 53 skyrių. Ir vienas rabinas prieš mirdamas dalyvavo, pasikvietė kažkokį tai žurnalistą, su kitais rabinais kalbėjosi ir jam apsireiškė viešpats. Prieš mirtį jis pamatė, paklausė, kas tu esi, sakė, kad aš Mesijas, Jėzus Kristus. Sako, tas, kuris buvo atėjęs ir prikalė, kad tu, sako, nebuvai, mes tave tik tai laukiam, dar tu ateisi. Sako, o kodėl jūs neskaitot Biblijoje, kur parašyta, Izaijo 53 skyriuje apie mane? Ir jisai sako, ir mes taip įdomiai mokindavome ir ruoždavome, sako, daidavom iki 53 skyriaus ir praleisdavom jį. Eidavom, 53 praleidom, iš karto į 54 eidavom. Ir sako, ir man buvo gėda, kad mes taip apgaudinėjom savo tautą, judėjų tautą, kad praleidavom, kad Mesijas bus nužemintas, kad turės kentėti. Atklausiau, paskiau kitas vėl panašiai liudijo. Mes paimkime ir paskaitykime truputėlį, galim net nuo 52, 14 aš pradėsiu skaityti, paskiau kai kurias eilutės neišėlės. Kaip daugelis baisėjosi tavimi, taip jo veidas buvo nežmoniškai sudarkytas. Jis buvo nebepanašus į žmogų. Jis daugelį tautų nustebins. Karaliai jo akivaizdoje užsičiaups. Apie ką jiems niekada nebuvo pasakota, jie matys. Ir ko jie niekada negirdėjo, supras. Dabar Izaijo 53, čia 4-5 paskaitysim. 53. Ir čia sakoma, kad jis paniekintas ir žmonių atmestas, skausmų vyras, negalę pažinęs. Mes slėpėme nuo jo savo veidus, jis buvo paniekintas ir mes jį nieku laikėme. Kodėl jį nieku laikė? Vat pranašas Izaijas stebi, kaip žmonės, kaip jis buvo nuteistas, kaip nuplaktas, kaip nukryžiuotas, kiti mokytojai, fariziejai, kunigai stebėjo. Sako, čia nieko gero nėra. Jeigu jis būtų teisus, argi teisus Dievas galėtų tai pasielgti su tuo žmogum? Negalėtų. Tai va čia sako, kad mes jį nieku laikėme, bet jis tikrai nešė mūsų negalės ir savo pasiėmė mūsų skausmus, o mes laikėme jį nubaustų.
Dievo ištektų ir pažemintų. Jis buvo sužeistas už mūsų kaltes ir sumuštas už mūsų nuodėmes. Bausmė dėl mūsų ramybės krito ant jo. Jo žaizdomis esame išgydyti. Tai va, prieš 800 metų pranašas Izaijas matė, kas bus su gelbėtoju. Ir užrašė tai. Ir kai kurie paprasti žmonės žinojo tai ir priėmė. Apaštalai visi priėmė. Bet labai mokyti kunigai, fariziejai, sakė, ne, jis turi ateiti kaip karalius. Ne, jisai išvaduos mūsų tautą, panaikins visus mūsų priešus. Ne. Bet jis sakė, ne, kodėl jūs, sako, šitą praleidžiat, kad jis bus nužemintas, paniekintas, kad ant jo bus uždėtos mūsų kaltės. Kodėl, sako, jūs šitą praleidžiat, nenorit stebėti. Tai va mes kalbame apie Kristaus gyvenimą. Kad jis buvo paruoštas, tas gyvenimas išpranašautas ir vyko visą tai. Taip, kaip tylė ėriukas vedamas pjauti, kaip tylė avis kerpama, taip jis nepratarė nė žodžio. Taigi, gyvenimas buvo suplanuotas viešpaties. Nes jis taip pat matė regėjimą apie gelbėtojo gimimą ir gelbėtojo misiją. Jis regėjo nuostabią mergelę ir angelas paaiškino. Štai mergelė, kurią matai, yra Dievo sūnaus motina. 1 Nefio 11:18. Mes matom, kad Mormono knygoje lygiagrečiai yra daugybė pranašysčių, kurios yra ir Senam testamente. Ir Mormono knygoje 1 Nefio 11:18. Ten rašė, ir jis tarė man, štai mergelė, kurią matai, yra Dievo sūnaus motina pagal kūną. Tai Dievo sūnaus motina pagal kūną. Kodėl sako Dievo sūnaus motina pagal kūną? Ką reiškia Dievo sūnaus motina pagal kūną? Kad žmonės tikėtų. Matot, Dievo sūnus buvo prieš tai, visą laiką ir amžinai. Jis buvo kaip žodis, kaip logos. Va. Bet žmogaus fizinio kūno dar jis nebuvo paėmęs taip. Tai va, tai turėjo būti motina, per kurį gimtų Jėzus Kristus ir turėtų ir kūną. Tada Nefis matė, kaip mergelė rankose laiko kūdikį. Angelas pareiškė, stebėk Dievo avinėlį. Taip, netgi amžinojo tėvo sūnų. Ar jums sako, ką nors išsireiškimą Dievo avinėlis? Kas per išsireiškimas? Dievo avinėlis. Oi. Man net sunku apie tai kalbėti. Ot mes kada pradėjome iš pradžių studijavome, diskutavome, reiškia, kada angelas paklausė, dėl ko tu aukoji gyvulius Adomo, Mozės 5 skyriui. Adomas sakė, aš nežinau. Tai sako, dėl ko? Nu, sako, Dievas pasakė, aš ir aukoju, bet dėl ko nežinau? Tai sako, žinok, kad čia yra Dievo sūnaus atvaizdas. Ir kada praliejat kraują gyvulio, avies, ten ožių, tai bus atvaizdas, kai bus paaukotas Dievo sūnus ir pralietas jo kraujas.
Tai vat ir sako, stebėk Dievo avinėlį. Tai žmonės neždavo savo avinėlį, aukodavo Dievui už nuodėmes, o Dievas savo avinėlį davė, savo sūnų. Paaukojo už kitų nuodėmes. Sako, aš padengiu arba sumoku už jūsų nuodėmes savo sūnaus gyvybę. Tai va, 11:21 apie tai sako kažkur. Ir angelas tarė, stebėk Dievo avinėlį, taip netgi amžino tėvo sūnų. Ar supranti? Žodžiu. Vat. Toliau. Maždaug 124 metai prieš Jėzaus gimimą kitas nefitų pranašas, karalius Benjaminas, taip pat išpranašavo gelbėtojo gimimą. Ir sakė, nes tai ateina laikas ir jau nebetoli, kada viešpats visagalis, kuris viešpatauja, kuris buvo ir yra nuo visos amžinybės iki visos amžinybės, ateis su gale žemyn iš dangaus tarp žmonių vaikų ir gyvens molio palapinėje. Viešpats visagalis ateis tarp žmonių vaikų ir gyvens molio palapinėje. Kodėl sako molio palapinėje? Gyvens molio palapinėje. Nes raštuose daug, kai kuriuose sako, ir Adomas buvo padarytas iš molio, kitur sako, iš žemės dulkių buvo, arba iš tų elementų. Tai va, sako, ir ateis viešpats visagalis ir gyvens palapinėje padarytoje iš žemės dulkių, tai žmogiškam kūne. Ir išeis tarp žmonių, darydamas galingus stebuklus, gydys ligonius, prikels mirusiuosius, padarys, kad lošėjai vaikščiotų ir kad aklieji atgautų regėjimą, ir kurtieji girdėtų, ir gydys visokias negalias. Jis išvarys velnius arba piktasias dvasias gyvenančias žmonių vaikų širdyse. Va, karalius Benjaminas taip pat pranašavo labai panašiai kaip Senam testamente ir dar išvarys piktasias dvasias arba velnius gyvenančių žmonių vaikų širdyse. Suprantat, kad žmogus yra dvasinė esybė. Ir irgi molio palapinėje gyvena tas žmogus, kuris buvo sukurtas dar, kada mes neturėjom šitų kūnų. Ir vat dvasios randa būdų, įsigudrina ir kartais pavergia žmogaus širdį. Pradeda vadovauti jam. Per jo protą net kūnui vadovauja, net ligas duoda. Žodžiu, problema. Štai jis iškęs gundymus ir kūno skausmą, alkį, troškulį, nuovargį, netgi didesnį negu žmogus gali iškęsti, nebent miriop. Nes štai kraujas sunksis iš kiekvienos poros, tokia bus didelė jo kančia dėl jo žmonių nelabumų ir bjaurumų. Karalius Benjaminas pranašavo taip, kaip ir vyko viskas. Ir kada Kristus buvo Getsemanės sode, prieš pat nukryžiavimą, kada jis meldėsi tėvui ir ruošėsi šitam žygiui į Golgotos kalną ir meldėsi, raštas sako, kad jam ant tiek pasidarė sunku, kad iš kiekvienos poros sunkėsi kraujas. O aš įsivaizduoju, kad jis spaudimą turėjo tokį velnišką įtikinėjimą, visi tenai debesis demonų susirinkę, jį gundė, spaudė visaip ir buvo tas spaudimas ant tiek didelis, kad sako, tėve, aš jau neišlaikau. Padėk man. Jeigu galim, tegul praeina ta taurė šalia manęs, bet tegul įvyksta tavo valia, ne mano. Ir tada atėjo angelas ir sustiprino Kristų. Karalius Benjaminas matė tą vaizdą, kaip jam bus sunku išlaikyti tos gundymus. Toliau, ir jis bus vadinamas Jėzumi Kristumi, Dievo sūnumi, dangaus ir žemės tėvu, kūrėju visų dalykų nuo pradžios.
ir jo motina bus vadinama Marija. Čia Mozijo 3:5. Aš pacitavau, kas parašyta. Nu, vat taip buvo ruošiamas Kristaus gimimas. Po to tai įvyko ir mes kalbame apie Kristaus gyvenimą. Ir toliau tema, jis buvo tėvo viengimis. Gal kas nors žinote, kodėl jį viengimiu vadino? Jis buvo tėvo viengimis. Kaip minėjom, todėl, kad jis gimė be žmogiško vyro pagalbos. Ir va šitam skyrelėje mes aptarsim kai kurios dalykus. Jėzus Kristus paveldėjo iš savo tėvo. Ką Jėzus Kristus paveldėjo iš savo tėvo ir ką jis paveldėjo iš savo motinos. O mes truputėlį aptarsim. Gelbėtojo gimimas ir gyvenimas yra aprašytas Naujajame testamente Mato, Morkaus, Luko ir Jono knygose. Iš jų aprašymų sužinome, kad Jėzus gimė mergelei vardu Marija. Ji buvo susižadėjusi su Juozapu, kai jai pasirodė Viešpaties angelas. Angelas jai pasakė, kad ji bus Dievo sūnaus motina. Ar galit, moteris, įsivaizduoti kiek nors tą dalyką? Aš irgi sunkiai, net man tiesiog šiurpas ima. Pasako, kad tavyje kažkas gims, bet kaip sako, pamatysi. Ne taip, kaip normaliai gimsta. Tavyje gims Dievo sūnus, bet kaip sako. Jo. Angelas jai pasakė, kad ji bus Dievo sūnaus motina. Ji paklausė jo, kaip tai įmanoma. Čia Luko 1:34. Ir jis jai pasakė, šventoji dvasia nužengs ant tavęs ir aukščiausiojo galybė pridengs tave ant savo šešėlių. Todėl ir tavo kūdikis bus šventas ir vadinamas Dievo sūnumi. Luko 1:35. Tokiu būdu Dievas tėvas tiesioginė prasme tapo Jėzaus Kristaus tėvu. Jėzus arba kūnas atėjo iš motinos Marijos, o kita sėkla iš dangiškojo tėvo. Jėzus buvo vienintelis asmuo gimęs mirtingajai motinai ir nemirtingajam tėvui. Būtent todėl jis vadinamas viengimiu sūnumi. Būtent todėl jis vadinamas viengimiu sūnumi. Kad daugiau tarsi nebuvo tokių žmonių, kurie gimė tiesiog vien iš mergelės. Iš savo tėvo jis paveldėjo dieviškasias galias, o iš savo motinos jis paveldėjo mirtingumą ir buvo pajungtas alkiui, troškuliui, nuovargiui, skausmui, mirčiai. Niekas negalėjo atimti gelbėtojo gyvybės, jei jis to nenorėjo pats. Jis turėjo galią guldyti gyvybę ir galią po mirties prisikelti. Gal paskaitykime Jono 10 skyrius 17-18. Jono 10 skyrius 17-18. Man irgi, kada jis kalba taip tiesiai šviesiai žmonėm, tai kyla klausimas, kaip galim tikėti tokiais dalykais. Bet Dievo dvasia apreiškia ir tada mes galim patikėti, bet patys savo protu sunkiai. Jono 10, 17, 18.
Sako, todėl tėvas myli mane, kad aš guldau savo gyvybę, jog ir vėl ją pasiimčiau. Niekas neatima jos iš manęs, bet aš pats ją atiduodu. Aš turiu galią atiduoti ir turiu galią ją pasiimti. Tokį įsakymą gavau iš savo tėvo. Nu, ir kaip jūs jaustumėtės, jeigu kas nors žiūrėtų jums ir taip sakytų, aš noriu mirštų, noriu prisikeliu. Nu, ir krašto mokytojams buvo neįmanoma klausyti tokių dalykų. Sako, iš nieks neatima, jeigu aš noriu mirštų, leidžiu save užmušti, paskui prisikeliu jau. Ir sako, ką jis kalba, sako, jis turbūt pasidėdamas sėdi, nes normalų žmonės taip negalėtų kalbėti. Bet jis turėjo pademonstruoti tai, suprantate, ir pademonstravo. Pereisim prie kitos skyreliaus, toliau apie Jėzaus gyvenimą. Jis gyveno tobulą gyvenimą. Pabandykime įsivaizduoti, ką reiškia gyventi tobulą gyvenimą tuo metu žydų tautoje. Ką reiškia gyventi tobulą gyvenimą. Kaip žinome, Senam testamente buvo begalė įsakymų įsakymėlių. Begalė. Ir juos visus reikėjo žinoti ir laikytis. Ir jeigu tu kažko nesilaikai, turi atgailauti, imti gyvulį, paukštį, jauti ir aukoti, kad būtų atleistos nuodėmės. Tai Jėzus Kristus, žinodamas tobulai tą įstatymą, nei vieno jo nepažeidė. Nei vieno jo nepažeidė. Nors jam visokiausiais būdais buvo, kaip čia pasakius, pagaliai ratus kaišiojami, gundomi, visokie kūrėmi. Velnias per fariziejus, per kitus žmonės audė, kaip jį sugaut, gal taip, gal kur nors jis pažeis įsakymą, gal nusikalbės kur nors, gal dar. Ir tada mes griebsim jį. Ir niekaip jie negalėjo to padaryti. Nuo pat vaikystės Jėzus pakluso viskam, ko iš jo reikalavo mūsų dangiškasis tėvas. Taip pat Marijai, Juozapui. Prižiūrint, Jėzus augo panašiai, kaip auga kiti vaikai. Jis mylėjo tiesą ir jai pakluso. Lukas pasakojo mums. Vaikelis augo ir stiprėjo. Jis darėsi pilnas išminties ir Dievo malonė buvo su juo. Luko 2:40 ir Doktrinų sandorų 93 nuo 12 iki 14 eilutės. Taip pat apie tai sakoma. Doktrinų sandorų 93 nuo 12 iki 14. Šičia Viešpats pranašui pateikė Jono Krikštytojo liudijimą, kurio Naujam testamente irgi tokio, kaip jis čia mums pateiktas, nėra. Bet Jonas Krikštytojas sako, taip, nuo 93, nuo 12 iki 14, jūs turite neatsivertus. Nu gerai, aš paskaitysiu tada. Čia sako. Ir aš Jonas mačiau, kad jis iš pradžių negavo pilnatvės, bet gavo malonę už malonę. Jis negavo pilnatvės iš karto. Gyvendamas mažiukas nebuvo iš karto visai kaip Dievas. Va. Bet sako, gavo malonę už malonę. Tai yra, darė gerą. Ir Dievas jam pridėdavo gerą. Ir mums taip mokina. Mums sako, darykite kitiem malonės. Ir jūs gausite malonę. Kas seikėsi, tas ir tau bus atei. Kas sėsi, tą ir pjausi. Iš pradžių jis negavo pilnatvės, bet vis ėjo iš malonės į malonę, kol gavo pilnatvę.
Ir taip jis buvo pavadintas Dievo sūnumi, kadangi iš pradžių jis negavo pilnatvės. Tai va, panašiai kaip Lukas sako, kad jis augo malonę ir išmintimi. Ir atėjo laikas bręstant jam tarnauti. Toliau sakoma, kai Jėzui buvo 12 metų, jo supratimas, kad jis buvo atsiųstas vykdyti tėvo valios, išaugo. Jis su savo tėvais nuvyko į Jeruzalę. Grįždami namo, jo tėvai pastebėjo, kad jų grupėje jo nėra. Jie grįžo į Jeruzalę ieškoti. Po 3 dienų jie rado jį šventykloje, sėdint tarp mokytojų. Ir šie klausėsi jo ir klausinėjo. Džozefo Smito vertime šitą eilutę truputį kitaip parašyta. Čia Luko 2,46. Reiškia, jis sėdėjo tarp mokytojų, o šie klausėsi jo ir klausinėjo. Visi, kurie jį girdėjo, stebėjosi jo išmanimu ir atsakymais. Luko 2,47. Tai kaip manote, iš kur pas jį buvo tokia sąmonė 12 metų? Iš kur jis tokį protą turėjo, tokią sąmonę, tokią širdį? Tik iš Dievo. Kaip? Tik iš Dievo. Iš Dievo, nes jis pastoviai su savo tėvu kalbėdavosi. Su Dievo šventąja dvasia, su dangišku tėvu kalbėdavosi apie įstatymus, apie tą. Jis nevaikščiojo į tokią mokyklą, kur raštus mintinai žinojo, suprantat? O šventykloje rašto aiškintojai ir žinojo mintinai labai daug knygų. Ir kada jam užduodavo klausimus, sakydavo, kaip jūs manote, šventykloje susirinkę tenai tie kiti riešutai, kurie turi raštus, kurie gerai išmano. Jisai sakydavo, aš manau taip. A kodėl, sako, nes taip yra. Jie atsivertė raštą tiksliai. Parašyta. Ir jie stebėdavo, iš kur tas 12 metų vaikas taip supranta viską. A jisai, žinot kas jisai, Dievo žodis. Kol jis buvo mažas, jis galbūt dar nesuprato savo, kai jam buvo metai, 2-3, kam jis atsiųstas į žemę. Bet paskui jisai suprato, kad jis yra Dievo avinėlis. Kad jame vis bręsta malonė ir supratimas, Dievo sąmonė auga. Ir jisai jau pralenkė daugelį raštų žinovų ir fariziejų savo išmanimu ir žinojimu. Jį radus Juozapui ir Marijai, jam palengvėjo, tačiau pamatę jį gimdytojai labai nustebo. Ir motina tarė, vaikeli, ką mums tai padarei? Štai tavo tėvas ir aš sielvartauju ir ieškome tavęs. Įsivaizduoju, 3 dienas ieškojo, surado, sako, dėl ko tai pasielgiai su mumis? Tavo tėvas ir motina mes sielvartaujam. Jėzus atsakė jai, kamgi mane ieškote? Ar nežinote, kad man reikia būti savo tėvo reikaluose? Jisai žino, kad Juozapas yra tik patėvis jo arba Marijos vyras, bet ne gimdytojas. Jisai sako, man reikia būti savo tėvo reikaluose, už tai aš sėdžiu šventykloje. Kad galėtų atlikti savo misiją, Jėzus turėjo vykdyti savo dangiškojo tėvo valią. Jis sakė, nieko nedarau iš savęs, bet skelbiu vien tai, ko mane tėvas išmokė. Ir visuomet darau, kas jam patinka. Skelbiu tik tai, ką girdžiu jis man sako ir ką rodo. Kadangi jisai jau apie tarnystę buvo išėjęs, jisai mato pilną vaizdą, žmonių mintis, velnių gudrybės mato ir bendrauja su tėvu. Ir štai jo tokia neribota išmintis yra. Ir jis jau pats, tas
tas žodis arba logos, kur raštas sako, pradžioje buvo pas Dievą ir tai buvo Dievas, tapo kūnu. Jau veikia su galia. Ir su išmintimi. Visuomet darau, kas jam patinka. Ir ten toliau to eilutė, Jono 8, 28, 29 sako, todėl tėvas mane niekada nepalieka. Todėl aš visą laiką su juo. Nes darau, kas jam patinka. Tai ir mums visiems galioja. Jeigu mes laikomės Dievo įsakymų ir darom, kas jam patinka, visą laiką Dievo dvasia su mumis. Ir jisai teikia dvasią be saiko. Visą laiką globoja, eini, jame gyveni, miegi, keliesi, valgai Dieve. Tai vat Kristus yra kelias. Ir rodė, kaip viskas vyksta, kada mes pradedame laikytis Dievo įsakymų. Stropiai. Aišku, reikia išaugti iš tos mūsų kūdikystės, iš pasaulietiškumo ir po truputį Dievas sėja savo mintis, savo meilę, savo supratimą apie viską, kas vyksta apie mumis. Mes stiprėjame. Būdamas 30 metų, Jėzus atėjo pas Joną Krikštytoją, kad būtų pakrikštytas Jordano upėje. Jonas nenorėjo krikštyti Jėzaus, nes žinojo, kad Jėzus buvo už jį viršesnis. Jonas Krikštytojas buvo Jėzaus pusbrolis ir pusę metų už jį vyresnis pagal kūną. Bet kadangi Jonas Krikštytojas buvo pranašas, jis iš tikrųjų žinojo, kas yra Jėzus Kristus. Jėzus prašė, kad Jonas jį pakrikštytų, kad atliktų visą, kas reikalinga teisumui. Ir Jonas pakrikštijo gelbėtoją. Jonas sakė, aš turėčiau tavo būti pakrikštytas, aš net tavo sandalių dirželio nevertas atrišti. Jonas suprato, kad tai Dievas kūne yra. Bet sako, padarykime viską pagal tvarką, nes aš turiu parodyti žmonėm, kaip viskas turi vykti. Ir tada Jonas pakrikštijo gelbėtoją, visiškai panardindamas vandenyje. Taip pat vienas iš dalykų čia yra, kad krikštas turi vykti jau sąmoningo žmogaus. Ne tada, kada jis tik tai išėjo iš motinos įsčių ir kada aš tyrinėjau genealogiją, žiūriu ten po 7, po 8, po 10 gimimo iš karto bėga pas kunigą ir krikštyti, kad tik tai vaikas nenusidėtų ir jam užskaitytas krikštas būtų ir išgelbėjimas garantuotas. Tai netiesa, suprantate. Turi būti žmogus sąmoningas ir mūsų bažnyčioje viešpats apreiškė, kad ne jaunesnis kaip 8 metų vaikas gali būti krikštijamas. Kada jisai supranta, kad jisai nusideda, kad jisai pameluoja, kad jisai nori pagudrauti, kad Dievui tai nepatinka, kada vaikui paaiškinam, ar tu nori būti apsaugą turėti, ar nori tiesiog džiugesį didesnį dar turėti. Ir jeigu vaikas supranta, kad jis nusideda ir yra gelbėtojas, sako noriu, tada sąmoningai vaikas krikštijamas. Ir toliau ugdomas, prižiūrimas, mokinamas įsakymų visų, bet prieš tai praeina pamokas, susipažįsta su viskuo. Kai Jėzus buvo pakrikštytas, jo tėvas prabilo iš dangaus sakydamas, šitas yra mano mylimas sūnus, kuriuo aš gėriuosi. Šventoji dvasia nusileido, kaip buvo parodyta balandžio pavidalo. Mato 3, nuo 13 iki 17. Netrukus po krikšto Jėzus pasnikavo 40 dienų ir 40 naktų, kad galėtų būti su Dievu. Po to jo gundyti atėjo šėtonas. Jėzus tvirtai atsispyrė visom šėtono pagundoms ir tada įsakė šėtonui išeiti. Čia rašo Mato 4, nuo 1 iki 11, taip pat
Džozefo Smito vertime truputėlį skiriasi. Ir jeigu jūs atsimenate, ten buvo 3 tokie labai stambus gundimai, galim netgi paskaityti. Gundimai dėl kūno, kada kūnas silpnas, nes jis 40 dienų, 40 parų buvo nei valgęs, nei gėręs. Gerai, gal truputį paskaitom ir, dar porą eilučių ir šios dienos, o tą dalį apie Jėzaus Kristaus gyvenimą mes tada jau baigsim. Ja, čia mato 4 skyriuje, aš anksčiau labai dažnai skaitydavau tą skyrių ir stebėdavausi. Ir tuomet Jėzus buvo dvasios nuvestas į dykumą, kad velnio būtų gundomas. Išpasnikavęs 40 dienų ir 40 naktų jis buvo alkanas. Prie jo prisiartino gundytojas ir tarė: jei tu Dievo sūnus, liep, kad šie akmenys pavirstų duona. Taip pat vienas iš dalykų, ir mes ir prieš krikštą esame gundomi, sukeliamos mums abejonės visokios, ar tai tiesa, ar tikrai. Artimieji, giminės, draugai pradeda kalbėti įdomius dalykus, kad tu tikrai suklysi, negalima. Žodžiu, ir po krikšto, Jėzus jau pasikrikštijo ir velnias tiesiogiai atėjo pas jį. Jei tu Dievo sūnus, liep, kad šie akmenys pavirstų duona. Tai yra, žiūri, ar tavo valia kūno atžvilgiu yra stipri. Bet Jėzus atsakė: parašyta, žmogus gyvens ne viena duona, bet kiekvienu žodžiu išeinančiu iš Dievo lūpų. Dėl ko mes čia susirinkę? Kad išgirstume Dievo žodžio ir būtume stipresni, kiekvienu žodžiu išeinančiu iš Dievo lūpų. Ir va tie žodžiai, kurie išeina ir pas mumi pasilieka, jie mums padeda atsispirti sunkiose situacijose. Jeigu mes jų nežinom, nekreipiam dėmesį į jų, nieko jie ir nedaro. Bet jeigu atsimenam, o ką sako, o kas parašyta, o tokia situacija, o kas parašyta, ir jeigu mes atsimenam, ir jeigu dar nepajėgiam, sakom, viešpatie padėk, labai stiprus gundymas. Žinau, kad tavo įstatymas yra toks, bet mano širdyje keisti jausmai yra. Ateina dvasia ir padeda. Tai vat Kristus sakė, parašyta, kiekvienu žodžiu išeinančių Dievo burnos gyventi. Tada velnias paėmė į šventąjį miestą, pastatė ant šventyklos šelmens ir tarė jam: jei tu Dievo sūnus, gal tu ne Dievo sūnus? A mes žinom, kad esam Dievo vaikai, bet ne visi tvirtai vienodai žino apie tai. Pulk žemyn, nes parašyta, jis lieps savo angelams globoti tave ir jie nešios tave ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenį. Ar žinot, iš kur šitos žodžius paėmė šėtonas? Iš Švento rašto. 91 psalmė 11-12 eilutė. Kol mes esam visai nepatyrę, ateina mintis, jausmai, mes nežinom iš kur. Va. Bet šėtonas žino netgi šventą raštą. Mintinai viską žino. Ir jeigu mes būsim, sakysim, nepaklusnus, išdidus ar ką, tai velnias mus gali apgauti net šventą raštą cituodamas. Nes kiti sako, o man eilutė atėjo į galvą tokia ir aš pagal ją dariau. Dažniausiai būna gerai, bet jeigu mes esame ne Dievo dvasioje, esame kažkokie pikti ar išdidus, tai eilutė mums gali nepadėti, o pražudyti. Tai va, jisai paėmė iš švento rašto vietą, sako, apie tavegi parašyta,
kad jeigu tau bus bėda, tu gali šokti nuo kur nori, be parašiuto, tave sugaus angelai ir tu neturėsi problemų. Sako, ne, sako, parašyta, bet aš negundysiu viešpaties. Tai ne tas atvejis. Jėzus taip pat atsakė, parašyta, negundyk viešpaties savo Dievui. Velnias vėl jį paėmė labai aukštą kalną ir rodydamas savo pasaulio karalystės, aš čia truputėlį prašokau, reiškia, gundydamas, pirmas gundymas dėl kūno, antras dėl išdidumo arba kaip čia šlovės kunigystėje, Dievo šlovės gundė jį. Velnias. Bet čia toliau vėl gundymas. Paėmė labai aukštą kalną, rodymas visas pasaulio karalystės bei jų šlovę. Ir tarė jam, visą tai aš tau atiduosiu, jei per kojas pagarbinsi mane. Dėl turtų, dėl šlovės gundo. Atsako, matai, karaliai, garemai, moteris, auksai, deimantai. Sako, pagarbink mane ir imk, valdyk viską. Sakė Jėzus, ne, atstok šitoje. Todėl parašyta viešpaties savo pagarbink ir jam vienam tarnauk. Į kokią jūs klasę eisit? Tenai. Tenai. Gerai. Vyresniojo forma. Jo. Tai vat, toks buvo gyvenimas ir mes einam jau į pabaigą ir čia dar mums siūlo paskaityti Hebrajams 4 eilutę ir 4 skyrių, 15 eilutę Hebrajams arba Žydams 4 skyrių, 15 eilutė ir sekanti vieta bus 1 Petro 2. Hebrajams 4, man atrodo, kad ten eina kalba apie paklusnumą. Hebrajams 4, kad jis būdamas Dievo sūnus išmoko Hebrajams 4, Taip, Jėzus Kristus išliko be nuodėmės, vienintelė žemėje buvusi tobula esybė. Juk mes turime ne tokį vyriausią kunigą, kuris negalėtų atjausti mūsų silpnybių, bet kaip ir mes visaip gundyta, tačiau nenusidėjusi. Va. Kad jis išliko tobulas. Ir 2 Petro 2, 21, 22. 2 Petro 2, 20. Juk jūs tam ir pašaukti. Ir Kristus kentėjo už mus, palikdamas mums pavyzdį, kad eitume jo pėdomis. Pradai, Tomai? Mano pirmas. Jo, 2 Petro 2, 21, 20. A ne apie Hebrajus jau viskas. Tai yra 1 Petro 2, 21, 22. Jo, ir va dabar mes apie Kristų naudojam, bet sako, kad ir mes tam pašaukti. Panašiai kaip jis ir pažiūrėkime, kamgi mes pašaukti. Juk jūs tam pašaukti. Ir Kristus kentėjo už mus, palikdamas mums pavyzdį, kad eitume jo pėdomis. Kartais ir mums gali tekti už kažką kito pakentėti ir pasimokinti atleisti. Jis nepadarė nuodėmės ir jo lūpose nerasta klastos.
šmeižiamas, neatsakė tuo pačiu. Kentėdamas negrasino, bet pavedė save tam, kuris teisia teisingai. Tai vat, šiandieną mes šitomis eilutėmis užbaigsime šitą skyrelį apie Kristaus gyvenimą. Ir dar tokia nemenka šita pamoka. Kitą dalį pratęsim sekantį kartą. Kas galėtų mums pabaigos maldą pasakyti? Mūsų mylintis dangiškasis tėve, dėkojame tau už šiandien ir dėkojame tau už gerose orose ir dėkojame tau už išmokoti daugiau apie Evangeliją. Prašau pamaimink mūsų savo dvasią, prašau pamaimink mūsų asmenystę studijavimą apie Jėzus Kristus ir daugiau apie apmokėjimų ir Jėzus Kristus vardu. Amen. Amen.